Ar labas vakaras, tikrai labai malonu, nesitikėjau tiek žmonių, galvojau, kad Driežis ateis, kur Driežis Rimai. Galvojau, Rimas ateis ir mes dviese pasikalbėsim. Šiandien turėjau 3 ekskursijas, labai garbių žmonių, rytoj irgi 3 ir dabar iki uždarimo. Toks tikrai visi, kaip sako, prabudome ir kelkimės, iki rugsėjo 14 visi nori pasižiūrėti Ušinską. Taip. Tai dabar noriu keletą tokių kaip ir apibrėžimų. Visų pirma, kai mes sakome modernizmas, tai mes turime omeny nuo XIX amžiaus vidurio, tokį prastinį požiūrį, iki XX amžiaus vidurio. Ir vadinasi, tas modernizmas turi tokius gana aiškius laikotarpius, laikoma, kad iki 1909 metų, iki ekspresionizmo, fauvizmo ir futurizmo mes turime tą tokį labai svarbų pradinį tą etapą, o jau nuo fauvizmo, ekspresionizmo ir kubizmo turime klasikinį etapą. Vadinasi, Stasio Ušinsko studijos Paryžiuje 1929–1933 su pertraukomis patenka į tą periodą, kurį mes galime apibūdinti klasikiniu. Bet tas klasikinis periodas Paryžiuje vyko ganėtinai sudėtingai. Visų pirma, maišėsi labai įvairios tendencijos. Ir jeigu anksčiau buvo įprasta, sakysim, to klasikinio modernizmo pradžioje sustatyti chronologiškai ir labai aišku, 1905–1907 ekspresionizmas, 1909 futurizmas ir taip toliau viskas eina, tai būtent Ušinsko studijų metais viskas ganėtinai maišėsi. Ir tos tendencijos taip plakėsi ir Ušinsko kūryba yra labai įdomus pavyzdys, nes joje puikiai dera tokios 2 skirtingos tendencijos, kurias labai sunku įsivaizduoti, kaip sakyti, vieno menininko kūryboje. Jeigu mes žinome palyginus mažai pavyzdžių, tai siurrealizmas ir konstruktyvizmas. Vadinasi, ir siurrealizmo yra, ir konstruktyvizmo yra, ir visi tie dalykai pinasi. Tai dabar, kai mes kalbam apie didžiuosius tos mokytojus, tai turiu pasakyti, kad daug lietuvių studijavo tarpukaryje, Paryžiuje, taip pat kai kas Romoje, kituose miestuose, bet nei vienas dailininkas, išskyrus Stasį Ušinską, nestudijavo pas pasaulinio garso dailininkus, kurių kūryba labai svarbi. Tai visų pirma Fernanas Ležė, Aleksandra Ekster ir Le Corbusier. Na, žinoma, dar reiktų pridėti ir Ozanfanas, kurio dalyvavimas irgi buvo. Vadinasi, mes turėjom daug menininkų, kurie tikrai mokėsi amato, išmoko labai įdomių dalykų, kaip ir Ušinskas turėjo puikų vitražo mokytoją Manį, bet pasaulinio garso dailininkus, kurie būtų tikrai žinomi visiems, kurie domisi modernistinė dailė, mes praktiškai turim vienintelį Ušinską. Ir sakysim, palyginimui galiu pasakyti, jeigu Vilniaus dailės akademijoje bakalauriniam lygmenį gali dėstyti puikūs pedagogai, kurie patys neturi savo įdomios meninės kūrybos. Nes jie yra geri pedagogai, jie puikiai perteikia visus principus, puikiai žino, turi gerą skonį, supratimą, bet jau magistriniam lygmenį tokie dėstytojai dėstyti negali, nes jie turi imponuoti studentui savo meninę kūrybą. Vadinasi, Ušinskas mokėsi pas tokius mokytojus, kurių kūryba imponavo visam tuometiniam Paryžiaus meno pasauliui ir galima pasakyti pasauliui plačiaja prasme. Taigi, aš čia pasinaudoju jo bendramokslio Liudviko Strolio, keramiko, tokia citata, kuris labai gerai apibūdino, kad Kauno meno mokykloje piešimo mokė, bet kai jie atvažiavo į Paryžių ir Liudvikas Strolis, ir Stasys Ušinskas, ir Juozas Mikėnas, juos ištiko šokas tam tikras, nes jie buvo mokomi paišyti modernistiškai.
Tai, bet sakysim, jeigu paieškoti analogijų su šiomis dienomis, kai mes diskutuodavom su skulptoriumi Petru Mazuru, aš sakydavau, kodėl mes nemokom skulptorių tų akademinių pagrindų. Jisai sako, jeigu išmoksi akademiškai paišyti, tai darysi ir akademinės skulptūras. Vadinasi, reikia konceptualiai paišyti, tada kursi konceptualius kūrinius. O sakau, kai pasibaigs konceptualizmas, ką tada daryti? O jis pasibaigs greitai. Nu, sako, nieko neprapuls. Vadinasi, tie mažo formato piešinukai, kurie yra Ušinsko parodoj, jie tikrai stebina, kad jie tokie nedidukai, bet kartu matosi, kas jam rūpi. Jam rūpi konstrukcija, reiškia tūris, forma. Vadinasi, visiškai kiti dalykai. Nenupiešti paveikslą, bet sukonstruoti tą paveikslą. Tai vat, irgi dar pasinaudoju tokia, reiškia, citata, kuri man padeda labai aiškiai išreikšti. Visi jie mokėsi ir Ušinsko mokytojai, ir jie patys išbandė taip vadinamą didžiosios lūšnos akademiją. Akademija de la Grande Chaumière. Taip pat išbandė Kolarose akademiją, Žiulieno akademiją, kur buvo tokios privačios studijos ir kas įdomiausia, aš dabar būdama Paryžiuje aplankiau, žinokite, nėra jokių euroremontų, kai kurios veikia tokiam pat stiliui, tokios pat rakinamos spintelės, tokios pat plytelės ir ten kažkaip niekas nesuka galvos, kaip pas mus dėl tų euroremontų. Ir ten viskas taip paprasta ir ateina modeliai ir modeliai, kad galėtų tos, reiškia, mokiniai paišyti tos modelius įvairiausio amžiaus, sustoja į gyvą eilę ir, sakysim, laukia, ar pateks, ar nepateks. Jeigu nepateks, tai tada ateis kitą kartą, jeigu yra tiek daug. Vadinasi, tie principai mokymosi tos pačios ir modernistinės dailės, kokie buvo? Kad reikėjo greitai, eskiziškai nupiešti, pagauti charakterį, konstrukciją ir nereikėjo taip ilgai, reiškia, kankinti tuos piešinius, šlifuoti ir tai buvo iš tikrųjų šokas savotiškai lietuvių atvykusiems menininkams. Dabar aš čia peršokau ir noriu tokį padaryti ekskursą, kaip Latvijai šventė panašaus menininko, tik tai netokio užmojo ir Suta daugiau buvo toks savamokslis, jis netiek daug turėjo rimtų studijų ir netiek daug mūsų akimis žiūrint pasiekė. Tai jo 2017 metais Rygoje veikė didžiulė paroda skirta jo taip pat 120-osioms metinėms ir mums įdomu tie kai kurie dalykai, kurie siejasi ir kurios galima palyginti su Stasiu Ušinsku. Tai vat, kas atsitiko ir kas iš tikrųjų į priekį taip išstumė Sutą ir Belcovą, jo žmoną ir draugę, tai kad jie sugebėjo eksponuoti savo kūrinius parodoj, šalia Ozenfano, Ležė, Picasso, Gryklė, reiškia Ernsto Lipšico, kas mums svarbu, tai pagaliau mes gal sulauksim to momento, kai Druskininkose atsidarys tas dešimtmečiais lauktas muziejus, Miro ir kitų. Bet jie Latvijai kažkaip tai sugebėjo palikti tokius, ryškesnius pėdsakus. Ir kas labai svarbu, jie pagarsėjo yra tokio porceliano salonų, Baltars, ir čia mes matome nuotrauką, jie su tais kūriniais ir gana dideliais tiražais tos kūrinius vežiojo ir po parodas, ir po mūgės, po pardavimus, ir ten taip pat dalyvavo Suta. Čia mes matome 25-26 metų Sutos lėkštę. Ir mes matome, kad tos konstruktyvizmo idėjos, kad reikia paveikslą daryti, konstruoti, o nesuprantat save išreikšti, reiškia kažką nupiešti, vadinasi pasinerti vaizdinių kūrimą. Ne, čia mes matome tuos pačius dalykus, kurie jau rūpės ir Ušinskui truputį vėliau, nes, kaip sakiau, į Paryžių jis atvyks 29 ir iki 33 su pertraukomis mokysis. Vadinasi, idėja kokia? Paveikslą daryti, konstruoti. Ir vat, sakysim, 20 amžiaus antroji pusė Lietuvos dailė, mes tokių dailininkų, kurie nori paveikslą daryti, konstruoti, vadinasi, panaudoti savo intelektualų išmanymą, žinias ir paveikslą daryti
o ne į save išreikšti, turime labai nedaug. Toks yra turbūt Vincas Kisarauskas, dar galima būtų paieškoti, bet pagrindė visiems rūpi save išreikšti ir perteikti savo emocionalias būsenas, savo jausenas. O čia, kaip matot, rūpi konstrukcija, rūpi padarimas paveikslo, šiuo atveju lėkštės porcelianinės. Čia mes matome Sūtos natiurmortą 25 metų. Ir mes matome, kad jie papuolė Latvijai, kaip svarbu yra turėti ryšius. Ir aš šiuolaikiniams menininkams sakau, labai svarbu turėti draugų tarptautiniai rinkoje, taip, užmegzti nuo jaunystės ryšius. Nes iš tikrųjų Stasys Ušinskas, kai studijavo Fernando Ležė akademijoje, tai ten buvo daug užsieniečių ir tikrai dabar jau turėsim, nors čia kelis dešimtmečius visi dejavo, kad nėra įrodymų, kad Stasys Ušinskas iš tikrųjų studijavo Fernando Ležė akademijoje, tuos įrodymus turime ir tarp 60 maždaug žmonių, tik vienas yra iš Baltijos regiono. Tai Stasys Ušinskas jau yra įrodyta, bent 3 leidiniuose, atspausdinta. O kokie kiti mokiniai? Kiti mokiniai, daugiausia skandinavai pas Fernandą Ležė ir amerikiečiai. Įsivaizduojat, kaip gerai, visi su pinigais, visi pakviečia mokytoją į Skandinaviją, į Stokholmą, į Kopenhagą. Taip atvažiuoja, surengia parodas, vaišinasi, nuperka jų kūrinius, to nuvažiuoja į Ameriką. Ir iš tikrųjų Fernando Ležė ta pasaulinė šlovė, Stasio Ušinsko mokytojo, yra per tuos ryšius. Aišku, tose baliuose, tose puotose Ušinsko nesimato. Ir mes suprantame, kodėl. Tuo metu jisai mokėsi, studijavo, dirbo ir stengėsi uždirbti pinigus. Taigi, Sūta su Belcova sugebėjo susipažinti, kaip sakoma, su reikalingais žmonėmis ir mes matome, kad, reiškia, naujas menas Latvijoje. Ir jie gana anksti savo kūrinius jau, reiškia, ir išspausdino. Ir svarbiausia, kad dailininkas Sūta pats įrašė. Tai yra labai svarbus dalykas, nes pradiniame etape ir 20 amžiaus pirmą pusę ir dar ne 20 amžiaus antrą pusę iš esmės dailėtyros nebuvo. Reiškia, rašydavo patys dailininkai. Ir todėl tie dailininkai, kurie rašė, pavyzdžiui, Augustinas Savickas, Vincas Kisarauskas, Leonardas Tuleikis, jie rašė vieni apie kitus, kol užaugo ta karta, kuri galėjo perimti tą rašymą. Tai Sūta turbūt ir įsirašė plačiau tą tarptautinį kontekstą, nes jisai reiškėsi kaip ir meno kritikas. Tai mes čia matome lenkiškam leidinį, ir prieinam leidinį, kuris mums labai svarbus ir asocijuojasi su Ušinsku, tai ta naujoji dvasia, naujasis menas, kurį kūrė kritikas Polis Dermė, Ozenfanas ir Žanerė, kuris vėliau pataps Le Corbusier. Kas yra svarbu, kad šitie dalykai, kuriuos rodau, yra personalinėme Romano Sūtos ir Aleksandros Belcovos muziejui Rygoje centre. Ir tikrai labai siūlau jums, jeigu būsit ir turėsit nors kokią 1,5 valandos, aplankyti tą muziejų, kuris yra visai netoli to nepriklausomybės paminklo. Ir žinot, tas yra įdomumas memorialinio muziejaus. Jo asmeniškumas yra, jo individualumas, nes tu ateini prie bromos, stovi domofonas, paspaudi mygtuką, tave įleidžia, po to lipi aukštais laiptais į 4. ar 5. aukštą, ten, kur gyveno Romanas Sūta su Belcova. Ir 2008 metais ten buvo įkurtas memorialinis muziejus. Dabar, kaip jūs matote, mūsuose vyksta labai tokios keistos tendencijos, kažkaip viskas tampa tokiu anoniminiu. Aš tikrai, man nepriimtina yra, kad Venclovų namas muziejus yra pervadintas į Pamėnkalnio vilą. Klausykit, visų pirma, trinamos pavardės, taip, ir pasidaro, tai įsivaizduokit, jaunam žmogui ar menininkui, kur buvai Pamėnkalnio viloje. Ką tas sako? Jokios informacijos. Bet turbūt dar liūdniau, kad Vinco Mykolaičio Putino ir Vinco Krėvės pavirsta profesorių vila.
Kokių profesorių? Bet kokių? Vadinasi, mes trinam patį savo pavardės, tuo tarpu Latvijai 2008 metais įkūrė Romano Sutos ir Aleksandros Belcovos muziejų, rodo, kaip yra jauku užeiti butą, kaip pažiūrėti, kaip stovi asmeniniai daiktai, kaip ten rengiamos parodos, galų gale to paties Liudolfo Liberto veikia nedidelė parodėlė, ir kuri dabar tikrai labai įspūdinga yra Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje. Vadinasi, mes patenkam į namus ir yra to laikmečio atmosfera. Aišku, labai daug rūpinosi jų dukra, balerina, kuri padėjo labai daug pastangų, gal ir metai buvo geri tie 2008 metai, nes aš dabar neįsivaizduoju, ar mes galėtume, matau, kad Rasa, dėmesio, čia yra Rasa Ušinskaitė. Atsistokit, Rasa, aš noriu jūs paraginti. Mūsų su Rasa yra svajonė ir aišku Rimo, mes labai norėtume įkurti Ušinsko muziejų. Tokį nedidelį, tikriausiai Kaune. Bet, kaip sakoma, dabar laikas nėra palankus muziejų kūrimui, net ir Stasio Ušinsko. Tai va, mes turime netgi iš to Rygos muziejaus, man direktorė atsiuntė laišką, kurį Žanerė, Le Corbusier rašė ir susirašinėjo su Romano Suta. Visi šitie dalykai, suprantat, padeda geriau auginti. Mes tokių dokumentų neturime, labai norėtume, bet galų gale laikykime, kad ir atsiras. Tai vat, Romanas Suta rašė straipsnius, populiarino ir jūs matote laikmečio idėjas. Nors tai yra 1925 metai, bet tos idėjos dar bus ir 1929 ir 1931 metais. Aišku, situacija komplikuoja ir tai, kad vienu ir tuo pačiu metu reiškiasi konstruktyvizmas, taip pat geometrinis abstrakcionizmas, tikrai tenais, arba abstrakcionizmas, toks, kuris pasimaitina lyg kubizmo ir konstruktyvizmo linijom, kaip sakiau, siurrealizmas ir dar pradeda reikštis grįžimas į tvarką, tokios neoklasikinės tendencijos. Ir visi šitie dalykai pinasi ir galima įsivaizduoti, kaip tam jaunam menininkui atvykusiam iš Pakruojo, iš Akmenskaldžio, reiškia šeimos, bet turime turėti omeny, kad jo senelis, kaip mes suprantame, pirmą pažintį būtent, kaip sakyti, jį supažindino su menais barono von Ropo dvare. Neseniai čia prieš porą metų gal buvo nuostabi paroda Pakruojo dvaro, jeigu kam teko matyti, dar šviesios atminties Osvaldas Daugelis tą parodą, reiškia, organizavo. Tikrai nuostabios kolekcijos, nuostabios skulptūros, Torvaldseno reljefai. Mes matom, kad tam Pakruojo dvare buvo tokia aukšta kultūra ir su ta aukšta kultūra galėjo Stasys Ušinskas ir susipažinti. Taip, dabar kas yra labai svarbu, kad Suta 41 metais išvyko į Gruziją, dirbo kino studijoje ir 44 metais buvo sušaudytas. Taip, o 59 reabilituotas. Visų konstruktyvistų tiek Sovietų sąjungoje, tiek, reiškia, iš tų rytų Europos praktiškai likimas tas pats. Jeigu tik tai dailininkas radikalus, jeigu jo kūryba radikali, aišku, jis greičiausiai yra ir kairuoliškų tų pažiūrų, reiškia daugiau ar mažiau, jie visi buvo metodiškai sunaikinti. Tai vat reikia turėti omeny, kai mes kalbam apie tą, sakysim, Rusijos konstruktyvizmą, tai ten nušluoti visi, ištrinti ir po to, aišku, visi reabilituoti. Vadinasi, tas konstruktyvizmas reiškiasi, tos konstruktyvizmo idėjos reiškiasi ir jos yra tarsi dailininkam rodančios, aiškinančios, kad tai nėra stilistika, kad tai nėra stilius, o kad tai yra darbo metodas. Ta didžioji tokia revoliucija, galim pasakyti, ir vyksta, kad nebereikia piešti paveikslo, nereikia kurti vaizdo, bet reikia kurti konstrukciją ir reikia paveikslą daryti. Vadinasi, vyksta tokia vaizdinių stereotipų griūtis, kuri ir matoma yra Ušinsko visoje kūryboje, ir tapyboje, ir scenografijoje. Mes matome, kaip svarbu yra tą paveikslą padaryti, intelektualiai sukonstruoti, išmanyti. Ir svarbiausia tie dalykai yra forma, konstrukcija, vaizdas. Vadinasi, įvyksta toks labai gražus, reiškia, mainų procesas. Reiškia, tas konstruktyvizmas, kuris plinta,
reiškia, jis yra toks stilistiškai švarus, apvalytas, bet kartu jis maitinasi kubizmo, reiškia, futurizmo, kubo futurizmo, suprematizmo idėjom. O iš kitos pusės vėl tos pačios kryptis veikia, reiškia, konstruktyvizmo, o konstruktyvizmas veikia tas kryptis. Vadinasi, kurios vyksta diskusijos, tai jų pavadinimai tokie yra, pavyzdžiui, konstrukcijos ir kompozicijos santykis. Vadinasi, ne kaip nupiešti, ne kaip padaryti, bet kaip sukonstruoti ir kaip sukomponuoti. Aišku, turi didžiulės reikšmės Malevičiaus idėjos, Malevičiaus architektonai, suprematistiniai darbai. Ir mes matome kairiai tą mažytį tokį paveiksliuką. Praktiškai 1913 metais scenografijos eskize ir gimė tą kvadrato idėją, kuri iš esmės buvo labai revoliucinga tam laikui. Mums labai įdomu, kad tai scenografijai, teatro dailiai gimsta naujos idėjos ir tokios labai didžiulės idėjos, kurios maitina visą 20 amžių. Vat ir čia matome Malevičiaus eskizus Matiušino operai 1913 metais ir mes matome, kaip jis nužymėjo labai svarbius dalykus. Dabar, kai žiūrime šitos kūrinius, mes matome, kad Fernanas Ležė buvo susipažinęs su Malevičiaus kūryba, taip pat jį maitino labai daug, reiškia, srovių, bet va tos formos tokios, kurias labai gerai apibūdino kritikai, kurie norėdavo pakritikuoti Fernaną Ležė, pašiepti, sakydavo vamzdiškos formos. Taip, angliškai sakydavo tubist. Reiškia, viskas yra vamzdis. Ir mes matome tos valstiečių figūros, iš vienos pusės jos yra metalinės, blizgančios ir byloja apie tą modernizmo amžių, kai labai svarbios yra mašininės estetikos idėjas, kurias kaip tik skleis Fernanas Ležė, kad lyg tai viskas turi būti pagaminta, padaryta, sukurta taip kaip mašinos. Tai va, čia mes matome dar Malevičiaus kelis darbus ir mes kaip tik galima pasakyti, kad tai ir maitino Fernano Ležė kūrybą. Taip, tas pats Malevičius, kaip žinot, 1935 metais buvo sėkmingai sunaikintas. Iš esmės, reiškia, jis mirė labai sunkiai, nes prie jo, reiškia, irgi prikybo. Iš pradžių jį patraukė slaptosios tarnybos, po to atsisakė mokiniai, po to mokiniai pradėjo naikinti jo darbus, pradėjo naikinti laiškus ir taip toliau. Ir negalvokime, kad tas Malevičius kažkoks yra tas Sovietų Sąjungos, kaip sakyt, pasipūtėlis, reiškia, ideologinis. Jis yra tas pats nelaimingas, sunaikintas, kaip ir visi konstruktyvistai, taip pat vokiečiai, vengrai. Graudu, žinokit, žiūrėti, jie visi bėgo į tą Sovietų Sąjungą, slėpdamiesi nuo savo valstybių, ne va tai tokios dešiniosios politikos. Jie visi sėkmingai buvo sunaikinti, reiškia, Sovietų Sąjungoje. Ir tas kyla tos idėjos, kad menas mirė, te gyvuoja naujas mašininis Tatlino menas ir vokiečiai persėmė, kad menas turi būti kažkoks labai naujoviškas, kitoks, užtenka paišyti paveikslus. Ir kaip žinot, ne pirmą kartą 20 amžiuje vis kyla to idėja mirusio meno. Kai mes pasižiūrime į tų pagrindinių konstruktyvizmo dailininkų ir teoretikų vardus ir pavardės, jie visi yra sunaikinti. Kai tik tai pamatote datą karo metų, jie mirė ne mūšio lauke, jie buvo sušaudyti, jie buvo uždaryti koncentracijos stovyklose ir visi tie didieji, reiškia, teoretikai ir konstruktyvizmo idėjos skleidėjai. Dabar dešiniai matome dailės kritiko Punino portretą, kurį nutapė Malevičius, o kairėje mes matom Achmatovą poetę su Puninu. Tai vat, reikia pasakyti, kad Puninas buvo 3 kartus suimtas, nors jisai skleidė tas konstruktyvizmo idėjas, skaitė paskaitas, rašė straipsnius. Ir galų gale 3 kartą 453 metais jisai buvo uždarytas, reiškia, vėl į lagerius ir mirė Vorkutoj, po mirties reabilituotas. Toliau Latvis, kuris dabar laikomas genialus ir tikrai visam pasaulyje pripažintas Gustavas Klucės. Gustavas Klucės taip pat sėkmingai Sovietų Sąjungoje sunaikintas 1937 metais. Vadinasi, tos konstruktyvizmo idėjos labai nepatiko, reiškia, totalitariniai valstybei, kuri norėjo, kad visi kurtų akademistinį meną, akademinį, realistinį, reiškia, meną, tokį nuosaikų. O visos tos naujos idėjos, jos asocijavosi
tos radikalios idėjos asocijavosi su baisiomis negerovėmis, nors tie žmonės, kaip Klucis, buvo vedęs Rusiją, gyveno Sovietų Sąjungoje, negalėjo važiuoti Latviją ir taip toliau, bet sėkmingai visus radikalius tuos išnaikino. Dabar kaip tos konstruktyvizmo idėjos pasiekė vakarus? Iš esmės jos per du emigrantus, Naumą Gabo ir Antuaną Pevznerį, nesuklyskit, kai skaitote realistinis manifestas, tai vis tiek yra konstruktyvistinis manifestas, tik jie tą konstruktyvizmą kitaip traktavo. Vadinasi, jie pervažiuoja į vakarus ir tada visiems atrodo, kad konstruktyvizmas kleidžiasi vakaruose, bet iš esmės tai yra pervežtas, importuotas iš Sovietų Rusijos. Dabar prieiname Fernaną Ležė. Iš tikrųjų, Fernanas Ležė yra ne šiaip prancūzų menininkas, vien, sakysim, Pompidou bibliotekoje yra didžiulė spinta leidinių skirta jo atskiroms veiklos sritims, nes jis buvo nepaprastai įvairiapusiškas dailininkas. Ir mes galime sakyti, kad turbūt Ušinskas, turėdamas tokį mokytoją ir matydamas, kaip sėkmingai galima darbuotis įvairiose srityse, tapyboje, grafikoje, skulptūroje, keramikoje, tekstiliai, animaciniuose filmuose ir taip toliau, aš manau, kad ir tai labai gerai veikia Ušinską, kad jis turėjo tokį tikrą pavyzdį, kad galima darbuotis įvairiose srityse ir galima pasiekti puikių rezultatų. Bet čia yra vienas bet. Mes, sakysim, 20 amžiaus antroji pusėje turime labai nemažai dailininkų, kurie darbavosi įvairiose srityse, lietuvių. Paimkim, kad ir tikrai mano labai gerbiamą Antaną Kmeliauską, bet jis stiprus yra tik tai skulptūroje ir ekslibrise. Kitur jis yra, kaip sakyti, su išlygomis, žiūrint kokie kūriniai ir kokiuose objektuose, bet jis yra silpnesnis. Vadinasi, dailininkui gerai darbuotis ir pasiekti meninių rezultatų tokių įspūdingų kaip Ležė arba kaip Ušinskui ir visose srityse, tai čia yra tikrai labai išskirtinis dalykas. Ir todėl galiu pasakyti, kad mes turime 20 amžiaus pirmą pusę du avangardistus, tai Vytautas Kairiūkštis ir Stasys Ušinskas, tikrai radikalumu, tų idėjų naujumu, sklaida, įsirašymų, supratimų, kas vyksta pasaulyje, mes neturime kitų. Tai yra du avangardistai visų priekyje. Bet tik tai Stasys Ušinskas yra toks visapusiškas ir taip įvairiose srityse pasiekė brandžių meniškų rezultatų. Tai yra išskirtinis, dalykas. Vadinasi, kai mes kalbam apie Fernaną Ležė, mes kalbam iš karto apie modernę dvasią, šiuolaikinę dvasią. Ir, žinot, labai įdomu yra rinkti medžiagą, kad ir apie tokius žinomus dalykus, kurie atrodo Wikipedijose yra. Ir mes matome, kaip kažkas kryptingai formuoja nuomonę. Mane nustebino, aš irgi iš karto buvau atkreipus dėmesį, kad iš esmės tos moderno akademijos kūrėjai buvo du. O eigoje Amedėjus Ozenfanas kažkaip pritilo. Ir galvojau, su kuo čia yra susiję, greičiausiai ir su Ležė žmona, ir su Nadė Chodasevič, ir taip pat su kitais dalykais, ir su mokiniais, ir tie, kurie rašo, atrodo, kad tik Ležė įkūrė tą moderno, akademiją. Bet iš tikrųjų ta akademija veikia Ležė studijoje. Jis veikia Montparnasse Ležė studijai, bet ten darbavosi ir visus darbus lygiagrečiai dirbo ir kūrė Ozenfanas. Užtat pradžioj, to šnekamojo kalboje ir taip dar spaudoj galima sutikti pavadinimus, kad tai yra Ležė ir Ozenfano akademija. Taigi labai, kaip sakoma, toks įdomus dalykas, kad pakeliui Ozenfano pavardė kažkaip nunyko. Nežiūrint to, kad Ozenfanas buvo irgi įtakingas menininkas, teoretikas ir turtingas žmogus, nes jis Le Corbusier užsakė ir pasistatė namą su dirbtuve ir vėliau įkūrė savo paties Ozenfano, akademiją. Dabar kas man dar įdomu, kad Fernanas Ležė savo labai įdomius darbus sukūrė bendradarbiaudamas su Rolfu Demarė, švedų baleto kompanijos steigėjai kūrėjai. Yra labai įdomus reiškinys ir švedai tarpukarį turi tą balė sueduo,
reiškia, kuris švedų baletas, kuris iš esmės kvietė pačius garsiausius dailininkus ir Fernanas Ležė buvo to švedų baleto žvaigždė. Kadangi man atrodo, kad Stasio Ušinsko eskizai, scenografijos ir kostiumo mūsų pirmam nacionaliniam lietuviškam baletui Balio Dvariono Piršlybos yra šedevras ir aš tikrai, kaip sakyt, negaliu įsivaizduoti, praktiškai prabėgo 100 metų, kad kas nors taip moderniai, šiuolaikiškai galėtų traktuoti lietuvių liaudies meno tradicijas. Dar nebuvo tokio dailinko, gal 2 šimtmetį bus. Tai tada mes ir konstatuosim. Vadinasi, Ušinskas turėjo tokį mokytoją, iš kurio galėjo pasimokyti nebūtinai tos stilistikos, nebūtinai reiškia, kaip Ležė darė, kaip Ležė mokė, bet jis matė pavyzdį, kad galima dirbti sėkmingai ir kūrybingai labai įvairiose srityse. Tai pats, reiškia, Ležė iš tikrųjų, jeigu išvardinti, jis yra toks įvairus ir praktiškai irgi pakartojo visą tą modernizmo istoriją, visus stilius, kad čia tikrai būtų, kaip sakoma, atskira ir įdomi, reiškia, paskaita. Ležė, kaip sakiau, leidinių yra tiek, Ležė parodų yra tiek visam pasaulyje ir Amerikoje, nes jis darbavosi kurį laiką ir Amerikoje, ir Europoje. Ir mes galim pasakyti, kad Ležė yra tikrai vienas žymiausių modernizmo dailininkų, reiškia, Prancūzijoje ir pasaulyje. Dabar kas yra svarbu? Svarbu, kad įkūrė 1960 metais jo žmona, kuri neva tai yra lenkiško kraujo, Nadia Chodasevič, bet turiu pasakyti, aš mačiau jos kūrybos albumus, nenoriu rodyti ir gadinti jums skonį, reiškia, man atrodo, kad tai yra tikrai slaviško kraujo. Tik žinot, visiems yra kažkaip geriau būti Lenkų, liktai aukščiau negu kažkokia tai aukštesnė liktai kilmė. Bet iš tikrųjų klaiku, žinokit, taip, ką tą darė Nadia Chodasevič, Ležė po jo mirties, jinai tikrai vyko į Sovietų sąjungą, paišė ten kosmonautus, paišė visokius skydus, paišė bjaurius portretus, vadų ir taip toliau, bet jau, reiškia, Ležė buvo miręs, kai jinai ten taip jau labai išvystė savo veiklą. Dabar prie jos tų gerų dalykų, kad vis dėlto jinai susitarė su Prancūzijos valdžia, dovanojo dalį kūrinių ir šiandien Bijote prie Antibų, reiškia, yra Ležė personalinis muziejus. Tai va, tai mums labai svarbu, kad Ušinskas mokėsi ne pas bet ką, o pas Fernaną Ležė. Ir dabar noriu išryškinti kelias tas pavardes. Ir kaip matote, be Ležė, čia yra pabrėžtas Lotas, pas kurį irgi teko mokytis, ir Žakas Lipšicas, mūsų druskininkietis, nuostabus, reiškia, dailininkas. Tai va šitie visi dailininkai laikoma, kad jie įnešė indėlį ir praplėtė jau kubizmo sroviai baigiantis patį kubizmo supratimą ir tas reiškinys yra vadinamas, pas mus nėra labai paplitęs tas pavadinimas, bet jis iš tikrųjų mane įtikina, jis vadinamas kristaliniu kubizmu. Vadinasi, kai prasišviečia, kaip ir Ušinsko darbuose, kad mes nujaučiame tą konstrukciją, formą ir taip toliau. Dabar vienas žymiausių Ležė mokinių, kuris tikrai pasiekė, nes yra tarptų dailininkų, sakysim, tikrai labai įvairių tautybių, ir Brazilė yra, ir ten rumunų, ir kokių ten tik tautybių nėra tų menininkų, bet va švedas mane suįdomino tuo, kad jisai iš tikrųjų patyrė, jisai skulptorius, bet savo reljefuose, kai mes žiūrime į jo reljefus, galime atpažinti kai kurios bruožus, kurie buvo svarbus Fernanui Ležė. Ir taip pat kai kurios bruožus, kai mes žiūrime to laikmečio dvasios. Bet sakysim, kairieji kūrinys, kuris yra 1926 metų reljefas, mes panašias formos, tas modeliuotės, panašų piešinio charakterį matome ne tik tai Fernano Ležė, bet mes matome ir Stasio Ušinsko kūryboje. Aš nesakau, kad tai atkartota, bet principai, kaip reikia konstruoti figūrą, ką reikia išryškinti, tai vat yra, kaip sakoma, to Bergo kūryboje.
Toliau kitas svarbus, reiškia, asmuo, tai yra Amadėjus Ozenfanas. Ir reikia pasakyti, kai mes žiūrime į jo kūrinius, mes tada prisimename ir Ušinsko kūrinius, ir prisimename ir Ležė, ir to taip vadinamo pokubistinio periodo, ir terminas, kuris pas mus nelabai dažnai vartojamas, tai būtent purizmo terminus. Vadinasi, puristai, jie išgrynino tą kubizmą, kaip matot, jie padarė jį dekoratyvesnį, labiau tokį sąlygiškesnį, labiau matoma, tos formos labiau matomos, jos neuždengia vieną kitą, atsiranda toks labai įspūdingas dekoratyvumo lygmuo, įdomumo ir dekoratyvumo. Tai purizmas irgi skleidėsi Ozenfano ir Žanerė arba Le Corbusier tekstuose, tai po kubizmo, taip pat ta naujoji dvasia. Ir tas purizmas liktai tokia buvo neilga atkarpa, bet iš tikrųjų labai labai svarbi, nes juose kaip kalviai buvo išgrynintos tos idėjos, kurios buvo svarbios po kubistiniam periode. Na vat, ir prieinam Le Corbusier. Na, žinot, šiuolaikiniame pasaulyje Le Corbusier vardas yra labai kontroversiškas. Iš vienos pusės tikrai nėra kito turbūt architekto, kurio kūriniai būtų tokia ilga seka UNESCO, reiškia, paveldo sąraše, tiek saugomų pastatų. Iš kitos pusės jis kaip urbanistas ir savo idėjų skleidėjas, laiko šiuolaikiniai tyrinėtojai, kad padarė ir nemažai žalos. Šluodamas ir valydamas ir, reiškia, norėdamas išveisti tą meno lauką, reiškia, išgryninti. Bet, sakysim, tai jau yra dabar mūsų požiūris. Bet toje epochoje, kai buvo sutikęs ir mokėsi Stasys Ušinskas, gerbiama Rasa yra pasakojus, kad matė Ušinską mama tik vieną kartą verkianti, tai buvo tada, kai sužinojo apie Le Corbusier mirtį. Vadinasi, tokia asmenybė, prie tokios asmenybės prisiliesti, bendrauti, būti, išgirsti, klausyti jo, tai yra vienas dalykas. Taip, dabar mes matome Le Corbusier, kuris pasirašinėdavo tave ankstyvajame periode Charles Eduardas Žanerė, natiurmortą, ir vėl matome tos pačios, reiškia, formos, išgryninimas. Mes matome, kad kubizmas savo įtaką padarė, bet iš esmės tai yra kitoks vaizdas, labai išvalytas, išgrynintas ir dekoratyvus. Ir kartu per tą dekoratyvumą ir sąlygiškumą mes matome, kad jis sugeba kalbėti ir apie tolius, ir apie erdvės, reiškia, ir tas erdvės supratimas yra labai įdomus, bet svarbu konstrukcija. Taip, irgi Le Corbusier, reiškia, kūrinys. Dabar Le Corbusier santykiai, čia taip įdomumo dėliai pabrėšiu, kuris nepaprastai vertino ankstyvajame periode tą rusų avangardo architektūrą. Toks atsitiko labai keistas dalykas, kad L'Esprit Nouveau paviljonas 1925 metų pasauliniai Paryžiaus parodoj ir Melnikovo paviljonas buvo visiškai naujos idėjos tarp pradedančių plisti Art Deco idėjų. Art Deco labai įvairus ir aš tikrai nesutinku, kai šiais laikais beveik visas tarpukaris yra vadinamas tas Art Deco. Iš tikrųjų yra sudėtingas, įdomus reiškinys, bet tikrai ne viskas, kas šiais laikais vadinama Art Deco, yra iš tikrųjų Art Deco. Tai tuo metu, dar iki tų 30 metų, kadangi, reiškia, Sovietų Sąjungoje buvo nepas, ta tokia nauja ekonominė politika, kai buvo žingsnis atgal ir leista nedidelė privati nuosavybė, bet, kaip žino, 29-30 maišą užrišo ir visus naujus išbuožino ir sunaikino. Ir meno pasaulį tos idėjos plito. Ir Le Corbusier važinėjo į Maskvą ir jam buvo įdomu ir jisai sakė, Maskva tai yra gyviausias architektūrinės minties centras. Bet jau 30 metais jis pajuto, kad kažkas ne taip. Nustojo pats važinėti į Maskvą, siųsdavo savo žmones, savo asistentus ir paleido tokią frazę, kuri galioja ir dabar.
Maskva planų, o žmonės, kai sumaišo, sako dar ir sapnų fabrikas. Taip, vienu žodžiu planuoja, bet nieko neįvykdo. Sakysim, Le Corbusier labai aukštai vertino Leonidovo, kurio tikrai idėjos buvo genialios, bet jam neleido pastatyti nei vieno pastato. Galų gale gyvenimo pabaigoje genialiam architektui leido suprojektuoti Krymo sanatorijai vienus laiptus. Tai vad kaip išnaudojami savo šalies genijai. Ir Sovietų Sąjungoje yra 2 Le Corbusier pastatai. Ir tie Le Corbusier pastatai yra, kaip sakyt, labai tokie, svarbus pasididžiavimo, dalykas, bet vėlgi čia iš to ankstyvojo to laikotarpio yra ir ten buvo prigalvota daug įdomių dalykų, o po to, kaip žinot, viskas užsidarė. Dar neseniai jie prisiminė, pastatė tokį nelabai gražų paminklą Le Corbusier ir, kaip sakoma, privatizavo atminimą ir bandė išpūsti, kad čia yra labai svarbus ir susijęs, asmuo su jų architektūros raida. Prieinam pačią įdomiausią, tikrai be galo egzotišką, ekstravagantišką moterį, kurią mes dabar vadiname Oleksandra Ekster, pabrėždami jos ukrainietišką kilmę. Jinai yra ukrainiečių, žydų, prancūzų menininkė, bet tuo pačiu mes galime pasakyti, jinai, kaip ir kitos kelios moteris, priklauso taip vadinamam rusų avangardo amazonių, tokiam tinklui. Bet aš kaip tik dabar galvoju ir reiks parašyti straipsnį, kad vis dėlto reikia pervadinti, kad rusų avangardo reiškinys yra istorinis, atgyventas ir ten priglausta visi yra, ir gruzinai, ir latviai, ir ukrainiečiai, ir daugybė menininkų. Vis dėlto reikia keisti tą pavadinimą, reikia jį pervadinti, tiksliau sakant, palikti jį kaip istorinį, žyminti to laikotarpio, bet vis dėlto išlukštenti ir atskirti tuos dailininkus. Tai Oleksandra Ekster, kaip mes dabar vadiname, be galo tikrai ekstravagantiška ir egzotiška asmenybė. Egzotiška ta prasme, kad jinai kaip žydė buvo susidomėjusi tomis spalio perversmo idėjomis, nes jūs turbūt žinote, kad niekur tokie baisūs pogromai nevyko kaip Rusijoje, bet niekas niekada neatsiprašė. Ir dėl to tas palaikymas toks pradiniame etape buvo didžiulis. Bet jinai gana greitai susigaudė, nors dalyvavo, sakysim, tokiose svarbiose akcijose, kad praktiškai vos nes tokiom šluotom su savo studentais paimdavo ir išdekoruodavo agitacinius traukinius su, tą ideologinę tematiką, kuris tas traukinys turėjo važiuoti, pakeliui sustoti, agituoti žmonės už sovietų valdžią. Bet 24 metais jinai išvyko į Veneciją organizuoti parodos ir, kaip sakoma, nebesugrįžo jau daugiau. Suprato, kad ten kažkas vyksta ne taip. Ir jinai nuo 1924 metų įsijungė į tą Fernando Léger ratą, dėstė Fernando Léger akademijoje ir va čia yra tikrai didžiulė, yra scenografijos ir teatro dailės mokytoja. Pati irgi nepaprastai kūrybinga, temperamentinga, darbavosi kaip ir Léger labai įvairiose srityse, bet vėlgi, kas yra svarbu, svarbu turėti tą platų ratą ir bendrauti su tais visais dailininkais, kurie iš tikrųjų, kaip sakoma, stumia tą lokomotyvą į priekį. Kaip sakiau, pradžioje jinai sudalyvavo tokioj parodoj, kuri, šiaip svarbi konstruktyvizmo istorija ir čia, kaip matot, buvo netgi 3 moteris iš 5 1921 ir tas išleistas kuklus toksai katalogėlis žymi, tai yra labai svarbi konstruktyvizmo istorijai paroda. Be to labai svarbus yra jos dalyvavimas ir kūrimas mokslinės fantastikos filme Aelita, kuris yra klasika ir tikrai yra YouTube ir galima pasižiūrėti nepaprastai įdomios ir šiuolaikiškos idėjos.
Čia ant ribos yra tos 1924 metai. Jinai kartu tapė ir abstrakčius paveikslus, iliustravo knygas, kūrė teatro dekoracijas. Tikrai labai daug irgi, kaip ir Fernanas Ležė, labai darbavosi įvairiose srityse. Nežinau, ar jūs matėt, bet 2021 metais Radvilų rūmuose buvo didžiulė paroda. Tai irgi ukrainiečio avangardisto Aleksandro Bohomazovo. Taip pat buvo Oleksandros Ekster ir vienas darbas buvo Archipenkos, kuris yra, sakysim, jeigu Tel Avivą būsite, tai matysite, kokioj pagarboj Tel Avive Nacionaliniam dailės muziejui yra skiriama jam didžiulė vieta. Tai irgi yra iš Ukrainos kilę menininkai. Dabar, kai žiūrime šitą projektą 1930 metų, primenu, kad Ušinskas išvyko 29, mokėsi 33 metais, ką mes galime matyti, ko Ušinskas išmoko iš Aleksandros Ekster. Iš tikrųjų, Lietuvos tarpukariu buvo daug talentingų scenografų, vėlgi tų pabėgėlių nuo spalio perversmo, tai Aleksandras Benua, Mstislavas Dobužinskis, kurie kūrė dekoracijas Valstybės teatre ir, kaip žinot, po vienu stogu paeiliui buvo vaidinami dramos, operos ir baleto spektakliai. Bet net pasaulinio garso dailininkas kaip Dobužinskis arba irgi pasaulyje pripažintas Benua, turiu pasakyti, neprilygsta Ušinskui ir neprilygsta Ekster savo radikalumu ir idėjų naujumu. Nes jie paišė paveikslus, jos kabino gale scenos, šonuose ir, kaip žinot, kartais tie gražus paveikslai, kartais mažiau gražus, bet tai yra paveikslų kabinimas ir scenos puošimas. Tuo tarpu, ką išmoko Ušinskas iš Ekster, tai svarbiausia tą konstruktyvizmo principą, kad scena yra dėžė. Ir tą dėžę reikia sukonstruoti ir apstatyti. Ir va tos konstrukcijos, kurios, kaip matote, yra ir permatomos, ir perregimus, bet iš kitos pusės mes matome ir tos tolimus planus, galite pamatyti jau pirmajame Stasio Ušinsko darbe teatrui, tai Planketo komiškai operai Kornevilio varpai 1932 metais. Vėlgi pabrėžiu, kad tai nebuvo kas nors nukopijuojama ar sekama, jokių būdų ne. Bet tai įsisąmonintas pagrindinis principas, kad scena yra erdvė, scena yra dėžė, ir ją reikia apstatyti ir konstruoti. O jūs įsivaizduojat, kaip įdomu sėdėti ir žiūrėti tokį spektaklį, nes praktiškai priklausomai nuo to, ar tu sėdi kairėje ir dešinėje, tu matai įvairius tos įvairiai žiūrėjimo kampais, galų gale aktoriai turi galimybę judėti. Ir va tas įdomumas. Čia kaip tik rodau darbus, kurie buvo rodomi tuo metu Vilniuje 2021 metais. Ir turbūt ypatingai įspūdingas kūrinys yra Valčių revjų. Ir mes matome tas valtis stovinčias vertikaliai, kas neįtikėtina yra, taip. Ir čia yra tas principas, kuris, jeigu taip mes privesim iki Ušinsko, mes galim pasakyti, kad Ušinskas iš tikrųjų naudojo vertikalės ir horizontalės, ypač vertikalės ten, kur net ir įsivaizduoti negali. Taip? Pavyzdžiui, jo profiliai, kai įsižiūri, jo profiliai yra ne egiptietiški, ne romėniški, ne graikiški, o yra liniuotė nubrėžta. Tai reikia įsivaizduoti, kaip reikia tą modeliuoti, kaip reikia nupiešti ir kaip yra paveiksluose padaryti ir laikomasi tokių principų, kurių kiekvienas dailės pedagogas sakytų, o šitaip daryti tai negalima. Taip, negalima taip vertikaliai brėžti kasos, negalima vertikaliai laikyti kūdikio, negalima kontūruoti, bet Ušinskas ir įrodo mums, kad menas yra taisyklių laužimas. Tai mes matome šitą nuostabų Aleksandros Ekster kūrinį, tą Valčių revjų, ir mes matome
kad labai svarbu yra žiūrėjimo tas kampas, taip? Ar žiūrėjimas iš apačios, kaip yra Ušinsko tuose pano, taip vadinama varlės perspektyva, ar žiūrėjimas iš viršaus, iš taip vadinamo paukščio skrydžio, ar galų gale iš vis neįtikėtinas kažkoks žiūrėjimo taškas, kuris yra tikrai labai svarbus, originalus ir naujoviškas. Toliau žiūrėdami Ekster darbus mes galime pamatyti, kad jinai galvoja ne tik apie konstrukciją, kaip tai yra padaryta, bet jai rūpi apšvietimas. Jūs galite įsivaizduoti ir prisiminti, sakysim, Aleksandro Benoit arba Dobužinskio spektaklius mūsų valstybės teatre. Nu tai ką, tai kažkokia apšviesta vieta, kažkoks žmogus apšviestas, o čia mes matome tą formuojančią prožektorių šviesą, kuri lygiai taip pat organizuoja erdvę. Vadinasi, yra dalykai, kurių Ušinskas išmoko iš nepaprastai puikios pasaulyje pripažintos scenografės, kurią mes šiandien vadiname ukrainiečių, žydų, prancūzų menininkė, kuri buvo Stasio Ušinsko mokytoja. Va, irgi čia mes matome ir tos konstrukcijos, tik tai aišku principas yra panaudotas irgi Planketo pagrindiniam tam scenografijos reiškia eskizė. Vadinasi, tas įdomumas, kad ta konstrukcija kažkurios dalys yra arčiau, toliau. Vadinasi, iš tokių paprastų, atrodytų, sudedamųjų dalių mes galime suprasti, kad čia yra dideli atstumai, kad yra įvairių žiūrėjimo taškai ir čia yra jo mokytoja. Taip pat matome kitus kūrinius, kurie buvo rodyti ir galima sakyti, kad taip, pradžioje jai sekėsi neblogai, jinai dėstė pas Fernaną Ležė, taip pat ten buvo tokia galerija, kuri labai domėjos ir leido modernistų kūrinius, tai galerijai Okatršmen. Ir reiškia, ta galerija kaip tik išleido ir jos labai nedidelio tiražo tų dekoracijų projektų, tokie sektuvą galėtume pasakyti, albumėlį. Ir mums yra tai labai svarbu, nes kai žiūri į tuos visus mokytojus, tu matai, kad Ušinskas nesiekė nei vieno mokytojo, bet jis iš kiekvieno paėmė ir mokėsi tai, ką jis galėjo duoti geriausio, įdomiausio. Tai vat, dabar atradau internete, visą laiką ieškojau ir žinojau, kad jinai kūrė konstruktyvistinės marionetės ir vėlgi galima pasakyti čia kaip mokytoja savo pavyzdžių, o marionetės kūrė daugelis vakarų modernizmo atstovų. Tai, sakysim, jau Bauhauze, tai žinomas Oskaras Šlemeris ir lėlės, reiškia, kūrė, taip pat kiti dailininkai ir savaime suprantama, kad Ušinsko mokytoja Aleksandra Ekster galėjo pastumėti Ušinskui, reiškia, į tokį beprotišką kelią, aš laikau, Rimai, atsiprašau, bet aš sakau, kad tai beprotiškas kelias 1936 metais, kai žmogus puikiai tapo, puikiai piešia, turi užsakymų teatre, kūrė scenografijos eskizus, turi vitražų, gali dirbti visose srityse, visose yra laukiamas, vertinamas, pripažįstamas ir staigiai 36 metais jam šauna į galvą Kaune įkurti marionečių teatrą. Nu visiška beprotybė, klausykit, todėl kad Slovakai, Čekai, Alpių regione, įvairiuose vakarų Europos ir rytų Europos kraštuose yra liaudės to teatro, lėlių teatro tradicijos. Tuo tarpu pas mus to teatro tradicijų nebuvo. Ir šiandien lėlės teatras ir Rimas Driežis skaičiuoja lėlių profesionalaus teatro pradžią būtent nuo Ušinsko marionečių teatro. Ir kadangi jis buvo suorganizuotas 36 metais, tai žiūrėkit, kitais metais švęsime jubiliejų, taip, tokį svarbų jubiliejų. Tai Ušinskas sugalvojo kurti marionečių teatrą. Pinigų nėra, kaip suprantat, gerai dabar mums projektų laikais. Jeigu turim pinigų, tai darom taip, neturim, nedarom taip, o tada žmogus nori kurti ir daro.
taip, pinigų nėra, nori parodyti Lietuvos vaikams ir nemokamai tos spektaklius. Subūrė gražią komandą. Ten, kur yra lėlė marionetė Katinas, tai ją valdė mūsų garsioji Monika Mironaitė. Yra šuo dabar yra istorijų namuose, parodoje Istorija vizgina uodegą. Na, o visos kitos marionetės, jos yra nuostabus kūriniai ir, kaip žinot, pasaulio paveldo UNESCO pripažinti dėl brėžinių ir taip pat dėl, reiškia, tų lėlių konstrukcijų. Ir vieną kartą aš Rimo Driežio klausiu, sakau, tu man įrodi, kuo tos marionetės tokios ypatingos, kad 1939 netgi gavo patentą Amerikoje ir šiandien, kaip aš supratau, tas patentas materialiai gal ir netarnauja, bet moraliai, estetiškai lėlininkai turi nurodyti, jeigu naudojasi Ušinsko brėžiniais ar kažką pasiskolino iš Ušinsko marionečių. Tai man Rimas taip išaiškino, sako, daug yra gražių ir puikių marionečių Kinijoje ir Japonijoje, bet Ušinskas susitelkė į veido fizionomiką ir labai sunkiai valdomos yra, ne tai kad sunkiai, įdomiai, įvairiai valdomi, ten juda ir žandikauliai, ir lūpos, ir akis, ir kaklas, reiškia, išsitiesia, vadinasi, tos lėlės labai gyvos tokios yra, labai judrios, labai įdomios. Tai va čia yra tas didysis Ušinsko atradimas. Kai mes šiandien žiūrime garsiosios Aleksandros Ekster konstruktyvistinės tas lėles, na, tai aš turiu pasakyti, kad jos labai paprastutės, žinokit. Labai paprastutės, labai toli joms iki Ušinsko marionečių, kurios yra labai sudėtingos konstrukcijos, kurios yra labai įdomios skulptūrinės formos, kurios įdomiai apsiūtos, aprengtos, papuoštos, reiškia, ir kaip žinot, restauratorius Tomas Ručys, kai ruošėsi tai restauracijai, padarė nuostabės rentgenogramas, kurios šiandien, kaip matėte, tarnauja tarsi savarankiški, aukštos kokybės, šiuolaikinės grafikos kūriniai. Ta konstrukcija yra tokia įdomi, kad jinai, mus stebina. Tuo tarpu Aleksandros Ekster, kaip matot, lėlytės yra tokios, paprastutės, turiu pasakyti. Taip, bet idėja, aišku, galėjo paimti iš mokytojo. Be to, man sukėlė įtarimą, žinot, internete tos visos privačios galerijos, kurios rodo tas lėlytės ir aš bandau įsivaizduoti, kaip tos lėlytės 100 metų buvo saugojamos ir nieko neatsitiko ir taip toliau ir taip toliau. Man atrodo, kai kurios lėlytės tos yra padarytos. Padarytos pagal eskizus, atkurtos iš nuotraukų. Čia nieko baisaus. Yra tokios samatos eilutės didžiųjų parodų organizavime, kai, sakysim, atkurti kūrinius, kurie žinomi tik tai iš dokumentinių fotografijų, tai, sakysim, ar kažkokios instaliacijos, ar to paties Dušano, reiškia, kūriniai, ar Lisickio instaliacijos, reiškia, jos atkuriamos pagal dokumentinę medžiagą. Tai aš, kai žiūriu šiandien, aš labai džiaugiuosi, kad Stasys Ušinskas pralenkė savo mokytoją, pasaulinio garso dailininkę, kaip laikoma visos enciklopedijose konstruktyvistinių marionečių kūrėja, Aleksandra Ekster. 1-0, taip? Taip, čia matome kitas jos tas lėlytės. Dar žinot, kas man sukėlė truputį įtarimą dėl tų lėlių, kad kai kurios yra kaip ir nesavarankiškos, man tai pasirodė, aš leidžiu savo taip spėlioti, nes jos yra atkartotos jo scenografinių kostiumų, reiškia, jos teatro kostiumų idėjos atkartotos. Vadinasi, reikia kažkokią idėją ir tos idėjos yra pakartotos. Tai vat. Lėlės darė ir kiti vakarų modernistai, kaip Sophie Toiber-Arp. Taip pat čia mes matome jos marionečių teatrą. Pasakyčiau, irgi tokie žaisliniai, sąlygiški, bet man atrodo, kad vėlgi Ušinsko yra patys įdomiausia. Na ir pabaigai noriu pasakyti tokį kaip yra apibendrinimą. Vėlgi, kad Ušinskas mokėsi, kaip sakiau, pas tokius mokytojus, kur nei vienas kitas dailininkas tokios korektūros, dėmesio,
minties negirdėjo iš pasaulinio garso. Nes, sakysim, Gudaitis buvo bandęs lankyti, bet jam neatliepė matyti Ekster tos idėjos, jis per daug nesusidomėjo. Bet Ušinskas iš savo didžiųjų mokytojų paėmė, iš kiekvieno pasimokė ir toliau išvystė tas idėjas, kurios šiandien mus iš tikrųjų žavi tuo visapusiškumu, įvairumu, nes mes kito tokio dailininko visapusiško ir neturime. Ir sakysim, kai man teko galvot pavadinimą, aš tikrai labai ilgai prakaitavau, vargau, nes kai buvo švenčiamas Ušinsko šimtmetis, Violeta Krikštopaitytė sugalvojo nuostabų pavadinimą – Valingo grožio konstrukcijos. Genialu, klausykit. 3 žodžiai ir viskas pasakyta. Kad Ušinskas valingai formuoja tą grožį, daro konstrukciją taip, kad tai yra grožis. Ir, žinokit, kokį pusę metų ar kelis mėnesius vaikščiau ir galvoju, nežinau, gal man tiesiog rašyti kabutės ir taip toliau, pasiskolintą pavadinimą, nes neįmanoma. Bet kai pradėjau rengti tą parodą, aš pamačiau, kad visi Ušinską kažkaip pažįsta iš savo pusės, menininkai. Pavyzdžiui, vitražistai žino jo vitražus, bet nežino lėlių, lėlininkai žino lėlės, bet, sakysim, mažiau domisi ten tapyba ir kitais dalykais. Scenografai žino tik tai savo teatro eskizus ir kostiumo eskizus. Ir žiūriu, kad kiekvienas pažįsta kažkokią tai kitą Stasio Ušinsko briauną. Ir tada jau man šovė į galvą pavadinimas ir galvoju, ar jis ledlaužis, nes jis iš tikrųjų pralaužė tos tradicionalizmo, realizmo ledus ir įnešė tokį gryną avangardinį vėją. Bet galvoju, gal tas ledlaužis turi kažkokias nekokias ir asociacijas, dar asocijuojasi su kaimynais ar dar su kažkuo. Galvoju, ne, jis yra ledkalnis, kiekvienas pažįsta jo atskirą briauną ir va šitoj parodoj ir stengiausi, kad visos tos briaunos išryškėtų, kad matytųsi, kad mes pamatytume, kad turime tokį nuostabų menininką, kurį pripažįsta ir vertina ir Pakruojis, suorganizavo, visus metus švenčia Ušinsko jubiliejų ir meras Saulius Margis žino, kad Ušinskas yra pats talentingiausias žemietis, yra genijus Pakruojo krašto ir žinokit, ko daugiau man ir norėti. Taip, kad net Pakruojis švenčia Stasio Ušinsko 120-asias gimimo metinės, išleido suvenyrų ten komplektus, pavadino aikštę nedidelę, bet Ušinsko vardu, ruošiasi tokį muziejėlį ir taip pat gaisrinė yra ten Ušinsko kambarys, galvoja apie edukacijas. Ir kas svarbiausia, vieną darbą, kurio aš labai gailėjau ir norėjau šitoj parodoje eksponuoti, tai Pakruojo valstiečius, Pakruojo valstiečiai toks didelis, įspūdingas, su labai įdomiom faktūrom, tekstūrom kūrinys. Bet žinot, Pakruojo irgi reikia kažko. Tai Pakruojo valstiečiai dabar yra Pakruojyje. Ir paroda yra padaryta su architekto pagalba, nedidelė, įspūdinga, sinagogai. Architektas Saulius Valius padarė ekspoziciją ir Pakruojis gali irgi pasidžiaugti, ne tik tai mes Stasio Ušinsko jubiliejumi. Ir pabaigai galiu pasakyti, kad taip intensyvios tos paskutinės dienos, taip, liko iki rugsėjo 14 parodos uždarimas. Turiu pasakyti, kad man labai liūdna, labai skaudu, nes aš taip įsijaučiau, kad vos nėra pastovi ekspozicija Stasio Ušinsko, kadangi labai gerai padarė ekspoziciją architektė Ūla Žebrauskė. Tikrai viskas gerai matosi, visos rytis išskyrus dar karpinius nepavyko čia įterpti, bet tikrai viskas taip neblogai atrodo ir galvoju, retai pasiseka, atvirai pasakius, aš nesigeriu. Man tik tai 2011 pavyko padaryti Algimanto Švėgždos parodą, kaip aš norėjau. Vat kaip norėjau, taip ir padariau. Ir turiu pasakyti, kad šitą parodą kažkokiu stebuklingu būdu pavyko padaryti taip, kaip norėjau, nors nėra 2 šedevrų, kuriuos jūs pažiūrėsit Nacionalinės dailės galerijos pastovioje ekspozicijoje. Tai Moteris pirtyje,
ir Lakūno sapnas arba aviatoriaus sapnas. Nuostabus 2 darbai, kurie pridėjus Pakruojo valstiečius, iš tikrųjų papildo ir sukuria, pasakyčiau, genialaus mūsų 20 amžiaus pirmosios pusės dailininko portretą. Gal aš ir neobjektyviai, žinokit, sunku iš manęs tikėtis, bet aš įsitikinus, kad jeigu vartoti 20 amžiaus pirmoji pusėje genijaus vardus, tai yra tik Čiurlionis, Kairiūkštis ir Ušinskas. O 20 amžiaus antroji pusėje, man atrodo, genijus vaikšto tarp mūsų. Tai Petras Repšys, kuris visose srityse, ką jis bedarytų, pasiekė nepaprastai aukštos meninės prabos rezultatus. Tai labai ačiū už dėmesį, nepaprastai dėkinga, kad jūsų tiek daug susirinko, pajutau kažkokią ir prasmę, sakom, ačiū labai, tikiuosi nenuvylė.